Sveika, Danutė. Labas, Jūrate. Norėčiau tau užduoti keletą tokių klausimų, bet labai norėčiau, kad šis mūsų pokalbis būtų be pagražinimų, būtų taip, kaip yra. Atvirumo, sakykime, valandėlę, minutėlę, Gerai. sesija. Gal pavadinkim taip. Pokalbis be pagražinimų, atvirumo sesija. Ane? Nu, taip. Tai kadangi tu viena iš daugelio, kuri jau praėjus ne vienus mano mokymus, tai man labai įdomu, kadangi po naujų metų aš noriu dar mokymus ir vesiu mokymus ir gaunu atsiliepimų. Aišku, žmonių yra visokių, bet didžioji dalis yra teigiamų atsiliepimų apie mano ankstesnius mokymus. Yra tokių žmonių, kurie visiškai dar nebuvę, bet jiem yra įdomu, jie nori judėti savo srityje, nori pasiekti kažko tai aukščiau, negu yra dabar. Tai ar galiu tau užduoti kelis klausimus? Tai Gali. kadangi tu dalyvavai jau ne vienuose mokymuose, tai tada abstrakčiai pasakyk, kas tau labiausiai patiko mano mokymuose, kokie rezultatai po mokymų, kokie pokyčiai įvyko tavo gyvenime, tavo versle ir taip toliau. O, geras klausimas. Nu, ko čia dabar pradėt? Nu, ką mokymai? Daug ką man jie davė. Galiu pasakyti, radikaliai aš 200% pajudėjau į priekį. Nes aš savo kaip solo verslą, kur turėjau, aš buvau, nu, kaip sako, pasikavojęs po lapu. Ir niekur nesiviešinau, niekur nevažiavau, niekam nieko nelindau į akis, niekam buvo neįdomu. Paskui atėjusi tavo mokymus, aš pradėjau visiškai kitaip galvoti. Tavo mokymai buvo platus, nemaži galiu pasakyti, buvo ir apie pinigus, ir pinigų grinimą, ir ten ir savęs grinimą. Aišku, konkrečiai pagrindė ir Facebooko pokyčiai pasidarė labai dideli, nes tavo mokymų dėka aš pakeičiau radikaliai Facebooką, be jokių šiukšlių, be nieko, jisai dabar gražiai eina. Atsidariau savo grupę, pradėjau judėti su savo solo verslu, pradėjus man stipriai sektis ir vis paklausius tavo pamokas, tavo pamokymą ir vis aš į priekį. Tai va, ką norėjau pasakyti, didelis tau ačiū, nes tavo mokymai ne 100%, bet 200% tikrai veikia. Tik reikia labai turėti didelio noro ir labai daug pozityvo. Tada labai stipriai išjudėsi, atsiranda tada ir finansai, o kai pajauti finansus, nu tai kudai, tada visai į priekį važiuoji, stimulas atsiranda, aha, čia pinigėliai kapsi, čia žmonės mane mato. Aš žinau, po teisybę galiu pasakyti, aš į grupę žmonių nekviečiu. Bet aš nuo tavo pradžių mokslų, kai pradėjau mokytis, nuo vasaros kažkur. Nuo vasaros pradžios. Nepatikėsi, pas mane grupiai be galo daug žmonių. Jie patys suėjo. Aš jų nekviečiau, jie patys ateina. Ir jų kasdieną vis daugėja. Ir aš labai patenkinta, kad jie ir komentuoja, ir parašo savo komentarą po mano postų. Nu, tai yra smagu. Tai tavo įdarbis, tai tavo mokslai, tik tai reikia gerai mokintis. Įdarbis tai yra tavo. Mano, bet tavo įdarbis mokslam. Mano įdarbis buvo padėti tau visą tai, kaip aš sakau, reikia tikėti tuo, ką tu darai ir viskas pasiseks. Anksčiau, ar vėliau, daugiau ar trumpiau, žiūrint, kurioje vietoje žmogus šiuo metu sėdi. Vienam gal užtenka ten 1-2 mokymų, ne, jisai jau startas, ne, o kitam gal reikia 4-5 ir daugiau, gal reikia visus metus mokytis. Taigi mes nežinom, kas kokioj duobėjai, sakykime, ar kiti žmonės, žiūrėkit kaip, kuria savo verslą, viskas kaip ir gerai, bet jis visą laiką toj pačioj duobėjai sėdi. Nei žemyn tas verslas, nei aukštyn, bet mes visi norim, kad tas verslas kiltų aukštyn. Ir kaip tu sakai, praėjus keletą pamokų apie finansinę nepriklausomybę, apie žinių ir pinigų monetizaciją, tu supratai, kad verslas gali būti ne tik, kad kažką darai,
bet atnešti pajamas. O kai atneša Taip, pajamas verslas, tu išvis kaip ant sparnų pasidarai ir taip. tu nori tą dirbti. Gerai, tada dabar sekantis būtų toksai klausimas, kokius naujus iššūkius ar tikslus šiuo metu tu turi savo veikloje, kuriem gal tau reikėtų kažkokių tai naujų sprendimų arba kažkokios tai dar pagalbos. Ką aš žinau, tikslų turiu, tikslai tai mano dideli. Aš labai noriu plėstis, kad mane visi matytų, kad pas mane eitų, kad aš jiem padėčiau ir kad mano padėjimas jiems būtų į naudą. Bet noriu, kad man, aišku, man trūksta, aš pati to gal ir išmokti nelabai galiu, dar pilnai išeiti į viešumą. Tai aš už tai nusprendžiau dar sykį pas tave eiti mokslus ir toliau mokytis. Kaip pasakė, mokytis niekada nevėlu, nesvarbu kiek tau metų, bet jeigu turi norą, tu gali mokytis ir mokytis. Nu, tu praktiškai sakei į du mano norimus užduoti klausimus. Per vieną klausimą tu jau pavažiavai į priekį. Nu va. Vadinasi, nujaučiu, matai. O kokius tu įsivaizduoji savo augimo procesus toliau, kai tu dar eisi į dar vienus ir dar vienus ir dar vienus mokslus? Kaip tu galvoji, ant kiek tu pajudėsi į priekį, nes matau tavo ryžtą ir norą mokytis ir žinai, dar yra vienas toksai dalykas. Yra žmonės mokinas, jie deda tik tai paukštelius. Tą mokymę buvau, pas tą mokinaus, tą išmokau. Bet realiai jie nieko nepitaiko savo veikloje. Ne, aš viską pritaikau. Aš tavo visus mokymus prisitaikiau savo. Prisitaikiau savo verslui ir aš kol kas mano, į priekį, kai sakai, ką galvoju, 100% kampu pajudėti dar labiau, dar stipriau ir dar aukščiau. Iš visiai išplės. Aišku, sako, tu verslo neišplėsi per metus 2-3. Nesvarbu, aš gal ir per 5 ir 6 išplėsiu. Kad aš būčiau žinojus prieš kokį 15-20 metų, tai oi, kur aš būčiau. Bet nieko, aš pasivysiu. Svarbiausia yra noras, ryžtas. Labai didelis noras. Judėti į viršų, judėti į priekį, siekti didesnių lygmenų, didesnių pasiekimų. Čia laiko klausimas. Kaip aš sakau, kaip ir pamokas, kai mes į mokyklą eidavom. Pavyzdžiui, vieni zubrintavosi visą savaitę eilėraštį. O, pavyzdžiui, aš per dieną išmokdavau. Nesigirsiu, bet galiu pasakyti, ne? Tai vėlgi, ne? Kaip kas sugeba. Gal kitas negalėjo mokintis, gal dėl to, kad ten tėvai ar dar kažkas neleido, arba, ten kai būdavo, brolis sesė maža, reikia žiūrėti, ne mama su tečiu dirba, o aš turėjau visas tam galimybės. O dabar paskutinis toks kompromituojantis ir paglostantis man širdelę tavo atsakymas. Sakyk, bet tikrai tai be jokių tokių, atvirai pasakyk, ar tu rekomenduoji žmonėm, kurie žiūrės video arba kurie mane pamatys kažkur kitur, nes aš dabar po truputėlį tik tai jau reklamą darau, kviečiu į mokymus, bet po naujų metų, nes kadangi dabar šventė, tikrai žmonės neturi laiko, bet po naujų metų aš pati vėl turbinsiuos, mokinsiuos ir darysiu mokymus ir ne vienus, turiu labai daug planų. Pradėsiu, aišku, nuo mažesnių tokių, kad žmonėm iš karto būtų lengviau pasiekti tų aukštumų. Ar rekomenduotum savo draugam, pažįstamiem, Facebook auditorijai ir ne tik apsilankyti į mano būsimus 2025 metų mokymus? Taip, 200% rekomenduočiau ir kiekvienam rekomenduoju, jeigu ir žiūrės šitą video, kad būtinai ateitų pas Jūratę ir imtų mokymus, mokintus, bet be jokių pagražinimų. Aš tikrai, nemeluoju, bet jeigu juos tikrai nuožulniai mokiniesi, atidžiai pritaikai savo, nesvarbu, ar verslui, ar savo marketingo verslui, nesvarbu, kur tu kokioje sferoje esi,
Taip. tikrai padeda. Negalima sakyti, kad ai, nu paklausiau ten, nu gerai, supratau, ai, nu padarysiu, patvarkysiu tą Facebooką ir viskas man bus gerai. Ne, to neužtenka. Reikia toliau, 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 giliau, giliau, giliau ir siekti aukščiau. Tai tikrai veikia. Ne tai, kad tu, žinai, paimsi ten aureolę, užsidėsi, o, man gerai, aš čia paklausiau, o, baigiau mokymus, sertifikato nedavė tik tai. Bet, ai, nu gerai, pastumsiu aš tos mokslus, gerai, aš svarbu baigiau, aš turėsiu ką pasakyti kitą kompaniją, nuėjus, aš ten mokinaus, dar Ne, jeigu pas tave tikrai mokinsis žmogus, jisai pasieks didelių aukštumų. Tik reikia labai save, nu kaip, pozityviai nuteikti ir labai to norėti. Viskas įmanoma. Ir tikrai rekomenduočiau ir draugam, ir nedraugam, ir pažįstamiem, ir nepažįstamiem, ir visiems. Ir visiems. Jo. Visiems, kam reikia, kurie nori kažką Kurie pasiekti. nori kurti savo verslą. Buvo. Ir Savo ne tik. verslą. Arba tinklinio. Aš kaip... Tinklinio, marketingo, rinkodaroje, ar kaip čia pareikšti, kad jie, kuris va ten gal duobėj, tikrai, kaip tu sakai, sėdi, niekaip neišjudu. Prašau, ateinat pas Jūratę, visur išjudėsit. Iš bet kokios duobės, jeigu aš po 20 metų išjudėjau į priekį, tai čia be jokių pagražinimų, čia ne pagal režisavimą, čia niekas nerežisuota, niekas nesukurta, čia tikrai taip yra. Taip, ir aš sakau, kai pasižiūri kartais Facebook'e, atrodo, va, labai viskas gražu, labai viskas tvarkinga ir tai pradedi scrollinti tą Facebook'ą profilį ir iš karto bats ir tu jau nebenori, imi kitą žmogų, Taip, toliau. taip. To neturėtų būti. Žmonės ateina pas žmonės ir jeigu jau jūs patys skaitot savo profilį ir jums neįdomu, tai viskas, ties to ir sustojam ir nieko nebedarom, pakeliam rankas aukštyn, arba nieko nedarom, arba einam kažkur tai mokytis. Nes tikrai, kaip ateini į tokį, kaip, sakykime, savartyną, tikrai neįdomu. Ir jie paskui klausia, kodėl, va tam pasisekė toj pačioj kompanijoje, o man nesiseka. Tai tu ir pradėk nuo savęs, ne nuo to žmogaus. Tu pradėk nuo savęs, tu pažiūrėk, ar tau pačiam patinka tas profilis. O paskui jau tu klaus, kodėl vienam sekasi, o kitam nesiseka. Nu, mes čia biškis tam vienutę nugrybavom biškį šoną. Nieko, būna. Ačiū labai tau už pasidalinimą. Tikrai atvirumą. Ir žinau, kad tikrai tu visą laiką kalbi nuo dušios, nes tu esi toksai žmogus ir tavo yra toksai solo verslas, kur meluoti negali. Taip, aš negaliu meluoti. Aš nemoku meluoti. Aš visą laiką sakau teisybę. O kas manim netiki, tai jau čia jų problemos. Jos galvoja kažkas negerai, ne pas mane. Taip, ir visiems rekomenduoju paklausyti Danutės. O ar ateisit jūs ar neteisit pas mane, o gal jūs nueisit pas kažkokį kitą mentorių, mokytoją, tai neturi reikšmės. Svarbu, kad jūs mokytumėtės ir judėtumėt iš vietos. O dabar šitą gražią natą noriu baigti šios dienos mūsų atvirą pokalbį. Visus sveikinu su artėjančiam šventėm, Danutė tave irgi. Ačiū, tave taip pat. Planuoja mūsų tas pokalbis, jūs parašykite po mūsų video noriu arba mokymai. Būtinai rašykit, nepasigailėsite, pamatysite, kaip jūs išjudėsite iš mirties taško. Garantuoju, 100%. Jeigu jums bus kažkas neaišku, kas ten per mokymai, dėl ko aš jums atsiųsiu daugiau medžiagos, jūs pasistudijuosit ir aš pilnai tikiu, kad po naujų metų mes visi susitiksim vienoje bendroje auditorijoje ir su ta gaidele, su naujų metų iššūkiu važiuosim į priekį. Viso gero!